Labas vakaras, žiūrite žinias, šio antradienio naujienas jums pranešiu aš Domantas Šimkus, pradžioje apie šiandienos įvykius trumpai. Antradienio žiniuose matysite, atnaujinta skulptūra Lelijos žiedas jau montuojama, pėsčiųjų dviračių tilto atidarymas vyks spalio pabaigoje. Nes juostelę tai mes galim nukirpti pakankamai greitai, nes bet kokiu atveju šitas tiltas tikrai šio mėnesio pabaigoje darbai bus baigti. Mediacija ne tik žalos atlyginimui, bet ir humaniškiams santykiams. Būtent mes kaip mediatoriai vedame mediacijos procesus ir padedam atgauti tam tikras priteistas sumas teismo. Alytaus kraštotyros muziejuje pristatoma Lietuvos dailės mokyklų mokytojų darbų paroda. Ir šiandien bet ką norint suprasti meno pasaulyje, nežinant ir nereferuojant į dadą, praktiškai yra sunku. Alytaus RKL komandos merginos išplėšė antrąją pergalę Lietuvos moterų lygos čempionate. Šalia baigiamo statyti naujo pėsčiųjų ir dviračių tilto per Nemuną skulptūra Lelijos žiedas atgimsta naujų pavidalų. Nuo vakar per kelias dienas ji bus galutinai sumontuota. Apie skulptūrą ir kada pagaliau galėsime naudotis pėsčiųjų bei dviračių tiltų, žiūrėkite Dainos Baranauskaitės parengtame reportaže. Daugeliui alytiškių įprasta, neatsiejamų miesto simbolių tapusią nuo 1981 buvusią skulptūrą Lelijos žiedas keičia atnaujinta skulptūra. Pagal Lelijos žiedo autoriaus Vlado Kančiausko parengtą naujosios skulptūros projektą atstatoma panašios struktūros bei formos skulptūra. Skulptūra pagal originalų projektą. Alytiškiai jau tikriausiai ne vienas pastebėjo, kad skulptūra pradėta montuoti ir dabar, aišku, priklausomai nuo to, kada mato šitą reportažą, jos turėtų būti apie pusę. Jeigu žymiai aukštesnė nei kad buvusioji skulptūra ir pati jos esmės skirtinga, nes dabar jinai yra iš metalo, anksčiau buvo medis. Tai pagal originalų projektą buvo tiesiog numatyta atkurti. Tai yra tą pačią medinę skulptūrą, kurios būklė pati iš savęs ir estetinis vaizdas jau nebėra tas. Dėl to ir buvo priimtas sprendimas, kad visgi padarome ilgalaikį produktą, kurio, sakykime, nereikės kažkaip ypatingai prižiūrėti po to ir kuris žiūrėsi žymiai geriau. Naujojo tilto atidarymo alytiškiai laukia nuo rugpjūčio pabaigos. Tačiau iki šiol apie juostelės kirpimo šventę buvo nekalbama. Vis tik šiandien Alytaus mero pavaduotojas Tautvydas Tamulevičius įvardijo, tilto atidarymas vyks spalio pabaigoje. Nes juostelę tai mes galim nukirpti pakankamai greitai, nes bet kokiu atveju šitas tiltas tikrai šio mėnesio pabaigoje darbai bus baigti. Bet tikriausiai tik juostelę perkirpti dabar ir yra logiška, o tuo tarpu renginius, kurių tas tiltas tikrai yra vertas, atidėti šiltesniam periodui. Tai aš manau, kad taip ir bus pasielgta, dėl to, kad ten dabar paprasčiausiai nėra sąlygų kažkokius renginius daryti. Kalbant apie patį vėlavimą, tai čia yra kelios priežastys, kodėl taip yra atidėliojama. Pagal originalų projektą rugsėjis jau turėjo būti baigtas, bet pagal projektą ir pradėti reikėjo anksčiau. Pati statybų pradžia vėlavo ar ne pusę metų ir tai buvo susijęta su tuo, kad nebuvo gauti leidimai iškirsti medžius, o ten bet kokiu atveju ir dabar matome, kad medžių yra stipriai sumažėję aplinkui. Kitas dalykas yra tai, kad ir mes atėję pastebėjom, kad ten tam tikri dalykai projekte nebuvo numatyti, o be jų net nesuprantam, kaip tas tiltas galėtų būti eksploatuojamas. Pavyzdžiui, apšvietimas, jisai ten buvo labai paprastas. Bet toks tiltas yra vertas šiek tiek gražesnio, tai kiek pavyko tai padaryti, tas yra įgyvendinta. Beje, alytiškiai bruzda, esą pėsčiųjų dviračių tilto bortai suprojektuoti per žemi. Tas yra žinoma, tam tikrai nuogąstavimai. Atsakymas ir pačio manęs netenkina, tai yra tai, kad viskas ten atitinka specifikacijas. Kalbant apie šitus atitvarus tilte, tai viskas atitinka specifikacijas, bet tiltas tikrai yra aukštas ir ant jo, kadangi jau teko būti, tai galiu pasakyti, kad tas įspūdis aukščio tikrai yra. Ir jeigu, pasižiūrėsim, kokios bus galimybės, nes čia reikia visą tai derinti su tuo, koks projektas yra, kokį jį reikia užfiksuoti ir priimti darbus. Ir tada, jeigu tikrai, sakykime, ir toliau ir matysim, kad galbūt jie turėtų būti šiek tiek aukštesni, tai paprasčiausiai paimsim taip ir padarysim. Tiesiog tam tikros procedūros apsunkina tokius dalykus, bet kaip matom, sakau, ir Žaliojoj gatvėj, įmanoma visą tai spręsti, tiesiog galbūt ne taip greitai, kaip norėtųsi. Alytaus mero pavaduotojas paneigė kalbas, esą bus ribojamas ant tilto norinčių patekti žmonių srautas, nebent masinių renginių metu.
Čia irgi esu girdėjęs nuogąstavimų apie tai, kad bus, sakykime, ribojamas patekimas ant tilto, tai taip tikrai nebus. Ten galbūt vienintelį atvejį įsivaizduoju, kai to reikės, tai jeigu darysime pakankamai nemažą renginį ir ten bus kažkoks susigrūdimas, tai galbūt tada reikės kažkokios vienkartinės priemonės. Bet iš esmės tai taip nebus nei pradžioje, nei pabaigoje kažkokių kliūčių ant tilto patekti ir dviratininkai, pėstieji bus paprasčiausiai atskirti skirtingos spalvos danga. Ir matysis, kur dar nuo sveikatingumo tako prasidėjęs dviračių takas eina per tiltą ir kur yra zona pėstiesiems, tai kažkokių problemų tame neturėtų būti. Privažiavimo kelias prie pėsčiųjų dviračių tilto nuo pirmojo Alytaus Piliakalnio gatvė bus įrengta kitais metais. Daina Baranauskaitė, Darius Mincevičius, Dzūkijos televizija. Mediacija apibrėžiama kaip procesas, kurio metu neutrali trečioji šalis siekia padėti šalims patiems rasti geriausią sprendimą. Mediacijos tikslas ir esminis principas įpareigoti šalis priimti abiems priimtiną sprendimą be valstybės įsikišimo. Į mediatorių galima kreiptis ir Alytuje. Baudžiamosiose bylose pradėta taikyti mediacija. Taikus ginčų sprendimo būdas jau duoda teigiamų vaisių. Tiek jau užsiimantys mediatoriai, tiek joje dalyvavę kaltinamieji ir nukentėjusieji sutarė, jog mediacijos taikymas vienareikšmiškai padeda susigrąžinti draugiškus santykius, atsikratyti pykčio ir sutarti dėl abiem pusėms priimtinų sąlygų. Mes padedam, kai yra nuteistojo sutikimas ir jisai nori atlyginti nusikaltimu padarytas žalas, tiek turtinės, neturtinės, taip pat susitaikyti su nukentėjusiuoju, jo atsiprašyti. Ir būtent mes kaip mediatoriai vedame mediacijos procesus ir padedam atgauti tam tikras priteistas sumas teismo. Gali kreiptis visi, kurie yra susidūrę būtent kažkuo nukentėję, yra koks nors baudžiamosios teisės elementas. Tai yra, pavyzdžiui, jeigu koks nors tėvelis nemokėtų alimentų, tai yra vengia išlaikyti vaikus, tai mamos galėtų kreiptis būtent į mus, kad mes galėtume padėti. Tai jau čia būtų baudžiamosios teisės elementas. Kreiptis į mediatorius ir spręsti ginčus taikiai gali bet kuris gyventojas. Ši paslauga nemokama. Ją teikia probacijos tarnybos visuose šalies regionuose. Dažniausiai žmonės eina su ginčais į teismus dėl to, kad jie nežino savo teisių, nežino dažnai įstatymų, nežino, ko gali reikalauti. Ir mediatorius tai atlieka tokį tarpininko. Iš tiesų mediacija mūsų teisės aktuose vadinama taikinamuoju tarpininkavimu, lietuviškai išvertus. Ir todėl tie žmonės gali būti tokio tarpininko sutaikomi ir priimamas sprendimas, kaip tą ginčą išspręsti. Anot Pietų Lietuvoje dirbančios mediatorės Ingos Valaitienės, mediacija yra alternatyvus ginčų sprendimo būdas, kuris padeda ne tik formaliai išspręsti konfliktinės situacijas, bet ir realiai atkurti socialinę taiką tarp šalių. Alternatyvaus taikaus ginčų sprendimo aktualumas ypač akcentuojamas Europos tarybos rekomendacijose, Jungtinių tautų tarptautinės prekybos teisės komisijos dokumentuose. Ne tik yra turtinė, neturtinė žala, taip pat susitarė dėl advokato išlaidų, kurios būna teismo priteistos. Taip pat yra smurto artimoje aplinkoje atvejai, kuomet vyrai ar žmonos atsiduria probacijos įskaitoje, jiems būna nuteisti ir jie vis dėlto lieka šeimoje neišspręstų problemų, sakykime, dėl ko kilo būtent tas konfliktas, dėl ko buvo padaryta nusikalstama veika. Tai jie ateina į mediacijas kaip įtaikinami į procesą, kurio metu jie susitaiko ir sprendžia šeimoje kylančias problemas ir būtent, kad ateityje daugiau nieko panašaus neatsitiktų. Mediacijos projektas yra vienas iš 6 Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamos programos pataisos įskaitant bausmes bei įkalinimo projektų. Jam įgyvendinti skirta daugiau kaip 387 000 eurų parama. Iš jų 85% sudaro Norvegijos finansinio mechanizmo ir 15% Lietuvos bendrojo finansavimo lėšos. Praėjusią savaitę Alytaus dailės mokyklos iniciatyva vyko tarptautinis seminaras konferencija dailės mokyklų mokytojams ir bendruomenėms, dailės edukacija ir DADA.
Seminare dalyvavo mokytojai iš visos Lietuvos bei užsienio šalių. Taip pat buvo pristatyta Lietuvos dailės mokyklų mokytojų dailės paroda, šiuo metu veikianti Alytaus kraštotyros muziejuje. Rūta Kašėtienė. Lietuvos dailės mokyklų mokytojų dailės paroda skirta 99-osioms vieno iš gyvybiškiausių Europos meninės savivokos reiškinių Dada įkūrimo metinėms paminėti. XIX amžiaus 2–3 dešimtmečio modernistų literatų ir dailininkų judėjimas dadaizmas tai modernistinio meno kryptis paneigusi visus iki tol buvusius dailės literatūros principus, nusistovėjusius visuomeninio gyvenimo etikos ir estetikos standartus. Ir tai išsivystė į gana svarbų reiškinį, kurio tikslas buvo neigti labai destruktyvių netgi būdų susvetimėjimo kultūrą, karą, imperialistinį karą, nacionalizmą. Dada reiškinys pakeitė praktiškai visą 20-ojo amžiaus meno pasaulį, sako Redas Diržys. Ir šiandien bet ką norint suprasti meno pasaulyje, nežinant ir nereferuojant į Dadą, praktiškai yra sunku. Ir žinoma, yra tokių užkietėjusių žmonių, kurie bando apsimesti, kad Dados nebuvo ir kad dabar dar vis 19 amžius. Bet mes manome, kad reikėtų galbūt pabandyti permastyti kai kurios momentus, kriterijus, juolab, kad tos problemos, Europos problemos, visuomenės problemos, kurios buvo prieš beveik 100 metų, šiandien yra praktiškai tokios pačios. Pasak organizatorių, dailės parodos tikslas suburti socialiai aktyvius ir su dailės edukacija susijusius menininkus, propaguojančius tarpdisciplininės nuostatas. Čia susirinko žmonės iš didžiosios daugumos Lietuvos dailės mokyklų, mokytojai, tų mokyklų vadovai. Mes šnekėjom apie šiandieninės problemas ne tik tais dailės pasaulyje, bet dailės edukacijos reiškinius, apie turinį. Praktiškai tai gal be net pirmasis momentas, kada mes šnekėjom apie turinį. Ir šiuo metu šalia viso to mes padarėm dailės mokytojų, Lietuvos dailės mokyklų mokytojų ir dailės mokyklų darbuotojų jungtinę parodą, būtent dadaizmo jubiliejui paminėti. Čia jūs ją matot, manau, kad jinai turėtų sukelti linksmas emocijas ir labai malonu bus, kad žmonės tą supras. Dailės parodoje savo darbus pristato per 30 menininkų. Tam, kad suprastum, kas yra šiuolaikinis menas, neužtenka žiūrėti tik į išorę, sako vienas parodos dalyvių Ramūnas Jaras. Visą tai, kad suprasti, geriausia yra bandyti pažvelgti į istorijos vadovėlius ir turiu omenyje meno istorijos vadovėlius. Tam, kad suprasti, kas tai yra šiuolaikinis menas, mes neturėtume žiūrėti vien tik tai į grinai išorinę formą. Mes turėtume taip pat ir turėti tam tikrą, kaip sako liaudyje, teorinį pasikaustimą. Kartais labai sunku yra tiesiog iš gatvės atėjusiam žmogui pasižiūrėti į tokius objektus ir kažką staiga nuspręsti. Iš tikrųjų, su šiuolaikiniu pasiruošimu žmonės gali ir nesuprasti šiuolaikinio meno. Tačiau vienas labai paprastas pastebėjimas yra, šiuolaikinį meną galima išmokti suprasti. Reikia tik taip paskaityti truputėlį apie tai literatūros. Tai kažkas tokio naujo šitam pačiam mieste ir kažkokios tokios naujos jėgos bunda ir labai gražiai šitoje visoje aplinkoje dera. Ir šita paroda labai tai viskas tinkamai ir gražiai sudėliota yra. Lietuvos dailės mokyklų mokytojų dailės parodą apžiūrėti galima Alytaus kraštotyros muziejuje. Rūta Kašėtienė, Kęstutis Ražanauskas, Dzūkijos televizija. Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyrius informuoja, kad per praeitą parą Alytaus mieste ir rajone nustatyti 39 kelių eismo taisyklių pažeidėjai. Užfiksuota 20 greičio viršijimo atvejų tarp 20 ir 40 km/h.
Nustatyti 2 kelio ženklų ir ženklinimo, 5 naudojimosi saugos diržais ir 2 naudojimosi telefonu pažeidimai, bei 1 šviesoforo reikalavimų nevykdymas. Viename automobilyje aptikta gedimų, draudžiančių jo eksploataciją keliuose. Taisyklių nepaisė 1 neblaivus automobilio vairuotojas ir 4 neblaivūs dviratininkai. 3 automobilių vairuotojai net neturėjo teisės vairuoti šias transporto priemonės. Alytaus mieste užfiksuotas 1 techninis eismo įvykis. Apie 10:15 min. Naujojoje gatvėje ties 132 pastatu Mercedes-Benz vairuotojas išvažiuodamas iš kiemo kliudė kelio apšvietimo stulpą. Eismo įvykio metu automobilis neapgadintas, vairuotojas ir keleiviai nenukentėjo, apgadintas kelio apšvietimo stulpas. Birštono policijos komisariatas praneša, kad apie 17:10 min. Birštone, Sruogos gatvėje, 46 metų vyras, siekdamas išvengti administracinės atsakomybės už kelių eismo taisyklių pažeidimą, nes vairavo neblaivus, Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato, Birštono policijos komisariato viešosios policijos poskyrio pareigūnams siūlė 400 eurų kyšį. Pažeidėjui nustatytas 3 ir 49 promilių girtumas. Jis uždarytas į areštinę. Mantas Radvilavičius, Dzūkijos televizija. Moterų krepšinio lygoje lošiančios Alytaus RKL ekipos merginos įveikė 2 kauniečių komandas. Artimiausiu metu jų laukia akistata su dar viena komanda iš Kauno. Akvilės moterų krepšinio lygoje lošiančios Alytaus RKL komandos žaidėjos laimėjo jau 2 šio sezono rungtynes iš eilės. Pirmose rungtynėse prieš LSU Kauno ekipą merginos pirmavo nuo pirmojo kėlinio iki pat rungtynių pabaigos. Rezultatyviausiai Alytaus komandai atstovavo Inga Brusokaitė, surinkusi 14 taškų, Giedrė Baranauskienė 11, Dalia Juodžentė 9 ir Milda Sauliūtė 7 taškai. Žaidėme Kaune su Kauno LSU ir laimėjom. Labai džiaugiamės tą pergalę, nes seniai buvom visos susirinkę varžybose. Tuomet visos tikrai labai pasistengė. Tačiau lošiant prieš kitą kauniečių komandą Kauno Aisčiai, situacija atrodė daug sudėtingesnė. Po 2 kėlinių alytiškės turėjo 13 taškų deficitą, bet jos pasiduoti nė neketino. Trečiame ketvirtyje RKL krepšininkės spurtavo ir sumažino atsilikimą iki 6 taškų, o paskutinėme kėlinyje visiškai sustabdė priešininkių puolimus, laimėjo atkarpą 18-9. Galutinis rezultatas po finalinės sirenos 66-63 Alytaus RKL naudai. O šiandieną tikrai kovėmės prieš pajėgę komandą Kauno sporto mokyklos Aisčiai. Tikrai pajėgi, labai pajėgi komanda, jauna, greita. Pradžioje gal tiesiog išmušė iš vėžių tas greitas žaidimas. Vis tiek jaunos merginos jos bėga, lekia. Mūsiškės irgi nepasiduoda šioje srityje, bet tiesiog tas tempas, mes gal pratę tiesiog žaisti galvą ir neskubant, bet toliau, žodžiu, pasitvirtino vis dėlto mūsų taktika, kad komandinį žaidimą išlaikėm. Ir taip pat iškovojom pergalę. Tai labai džiaugiamės, kad šį čempionatą pradėjome pergalėmis ir tiesiog jaučiu, kad bus tikrai neblogai. Šioje lygoje 16 komandų ir visos tikrai pasistiprinę, todėl bus ką veikti. Tai manau, kad pradžią išbandėm save ir nenusivylėm. Rezultatyviausiai RKL komandoje sulošė Vaiva Bražionytė, įmetusi 15 taškų ir atkovojusi 9 kamuolius. 14 taškų pridėjo Inga Brusokaitė, 10 Milda Sauliūtė ir 9 taškus pelnė, bei 13 naudingumo balų surinko Giedrė Baranauskienė. Merginos ruošiasi išvykoje suremti ietis su dar viena Kauno komanda. Apie jų baigtį informuosime laidoje Tai sportas. Mantas Radvilavičius, Dzūkijos televizija. Tiek naujienų šiandien. Iškart po žinių žiūrėkite laidą Politiko išpažintis. Svečiuose Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė Lina Sosunovičienė. Orų rubriką remia Sumani TV, naujos kartos Seagates televizija.
Visą savaitę vyraus sausi orai. Danguje vietomis vis keisis saulė ir debesys. Tačiau pastarieji savaitės pabaigoje danguje pasiliks ilgam ir jau savaitgalį į šalį atneš lietaus. Trečiadienio naktį vyraus nedidelė teigiama temperatūra, tačiau įdienojus laipsnių kitų bus šilčiau. Numatomas giedras dangus. Artimiausią naktį Alytuje, Vilniuje ir Kaune bus 1, Klaipėdoje 2 laipsniai šilumos. Trečiadienio dieną Alytuje, Kaune ir Klaipėdoje numatoma 10, Vilniuje 9 laipsniai šilumos.